Svečiuose pas 4 vaikų mamą Rasą Stasionienę. Kaip susikurti svajonių namus? Pasiskaičiuojat biudžetą, tai būkit sąžiningi ir jį padvigubinkit. Ar tikrai sūnus ketina tapti pirmuoju Formulės 1 lenktynininku iš Lietuvos? Šeima aukoja viską dėl galimos karjeros. Ir Naglio Šulijos pokyčių metai. Skyrybos tai nemirtis, tai skyrybos tai nauja pradžia. Bei kodėl lietuviai taip skeptiškai vertina astrologiją? Daryk tai, kas tu esi. Būsi ir garsus, ir very sexy. Sveiki! Šiandien keliaukime į labai gražius namus, kuriuose niekada netrūksta ne tik vaikų juoko, bet ir rimtų gyvenimiškų iššūkių. Kiek šeima gali paaukoti dėl augančio talento svajonės tapti pirmąją Formulės 1 žvaigždę iš Lietuvos? Rasos Stasionienės šeimos namai šiek tiek už Vilniaus šalia miško primena tikrą kalėdinę pasaką. Tačiau čia taip ramu būna labai retai, kai visi 4 Rasos vaikai ugdymo įstaigose. Nors jos su vyru šeima turi nuosavą verslą, Rasa lietuviams geriausiai žinoma iš socialinių tinklų, kuriuose su 10 000 savo sekėjų dalijasi nepagražinta mamos kasdienybė. Influencerėmis tampa ir moteris iš tokių šeimos solidžių verslų, kur atrodytų tikrai finansų užtenka ir ten garbės ir visko, ko tik nori. Ir atrodo, ką čia tie trupiniai, tos reklamytės daryti. Tai kaip iš tikrųjų yra? Ar tos reklamytės tokios, kaip pasakyti, yra ir pelningos? Ar čia yra saviraiška? Ar tokia nepriklausomybė nuo vyro? Ar kas tai yra? Žinai, turbūt viskas po truputį, ką išvardinai. Aš manau, kad nei viena, jeigu kalbėt apie konkrečiai tokias moteris, ar ne, tai turbūt nei viena netėjom su tikslu, darysime dabar reklamas ir užsidirbsime ten dar kažką papildomai. Turbūt netėjom nei viena to. Tai, nežinau, tiesą sakant, jeigu iš manęs dabar atimtų tą Instagramą, man būtų, kad kažkokią dalį gyvenimo iš manęs atimė. Nes aš jau esu įpratus bendrauti su savo žmonėm, man net ir glosto širdį, kai aš kažkur dingstu, man vis rašo, Rasa, kur tu, kas atsitiko, kodėl tavęs nėra. Prieš porą metų butą centre į namą iškeitusi Rasa neslepia. Namai gamtoje – jos geros savijautos šaltinis, o pasivaikščiojimas su šuneliu miške praskaidrina bet kokią dieną. Atėjo toks noras turėti savo kiemą ir šiek tiek daugiau erdvės. O su tokia gausia šeima tikrai tos vietos daug reikia, ar ne? Taip, ir ypač jeigu nori turėti kažkokį ramų vakarą, gal ir filmą pasižiūrėti ir panašiai, tai tikrai norisi, kad turėtų ir dėl pačių vaikų, amžius skirtingas, kad jie turėtų kažkokį savo kampą, kur jiems niekas netrukdytų, tokie asmeninį, ramų, saugų, tai irgi yra labai svarbu. Ar pasikeitė gyvenimo kokybė, jausmas, ar ne? Nes čia labai daug yra, ypač Vilniečių galvojančių, kas geriau, butas centre ar namas užmiesty. Tai viską išbandėjau. Savų pliusų, savų minusų yra, turbūt atstumas visada yra, kurį praleidi dar daugiau laiko automobilyje, nei kad seniau praleisdavai. Kokį nors vieną patarimą kitiems kuriantiems namus? Jeigu įsirenginėjat ar statotės ir pasiskaičiuojat biudžetą, tai būkit sąžiningi ir jį padvigubinkit. Ir tada gal ir santykiai netaip stipriai birės to laikotarpio ar braškės gal. Ir problemų mažiau bus tikrai. Rasa sako puikiai žinanti, kad neretai tampa apkalbų objektu. Bet sako neketinanti pasiduoti socialinių tinklų spaudimui, siekti tobulumo. Ir su makiažu jos kasdien neišvysi nei parduotuvėje, nei sporto salėje. Mačiau kažkokių galbūt tam tokių priekaištėlių, kad čia tiem verslininkam čia nesvarbu, kad gausios šeimos, bet ten prisisamdo krūvą auklių kažko, nesunku čia jom spindėti ir švitėti visom gražiom. Tai neneigsiu, pagalbos mes turim, nes aš galvoju, kad jeigu negalėčiau turėti pagalbos, tai turbūt ir neturėčiau 4 vaikų. Visgi gyvenam sąmoningam pasaulyje, ar ne, ir galim spręsti, pasirinkti, taip. Tačiau neturiu daug pagalbos, turiu vieną žmogų, kuris mums padeda. Tiesa, Rasai namuose tenka būti daug rečiau nei norėtųsi. Moteris oro uostuose praleidžia ne mažiau laiko nei savo virtuvėje.
Ir dažniausiai jis skrenda ne į malones egzotiškas keliones, o lydi savo vyriausiąjį sūnų 14-metį Nojų į kartingų sporto varžybas arba treniruotes. Kaip juokiausi savo sekėjams, sakiau, kad 70% laiko gyvenu Rainiere. Tai jie tikrai buvo labai intensyvus. Nes praktiškai, galiu sakyti, gyvenimas buvo tarp Europos šalių, daugumo Italijoje. Sekmadienį nusileidi naktį, pirmadienį vaikai į mokyklą. Jeigu tai yra intensyvus metas, antradienį tu vėl įskrendi. Ir va taip viskas vyksta, tai tiesiog fiziškai nelieka nieko, kad galėtum savo atsipalaiduoti, atostogauti ir panašiai. Pašnekovė prisimena, kartingai jų šeimoje atsirado visiškai atsitiktinai, tiesiog iš didelio noro kuo daugiau būti gamtoje. Kai Nojus dar buvo 7, aš paprasčiausiai ieškojau būrelio, kuris būtų lauke visus metus. O Nojus nuo pat mažens buvo toks labai stipriai išreikštas berniukas, mašinytės, motociklai, greitis, jam viskas labai patiko, todėl pasidomėjus radau kartingų būrelį paprasčiausiai, o kartingų būrelis kiauri metai lauke. Žiemą, lyja, sninga, jie važiuoja lauke. Tai nuo to ir prasidėjo. Tuo metu pradėjo vyras šiek tiek lenktyniauti savo hobį, tada visas pažinčių bendruomenė atsirado, kas liečia autosportą. Na ir taip jisai pradėjo prisijungę prie Lietuvoje esančios komandos, jau dalyvauti Lietuvos kartingo čempionate. In 2025 in Cremona, please welcome Lithuania's Nojus Stasionis! Savo amžiaus grupėje 14-metis Nojus jau ne kartą tapo čempionu, o iš arti vaikino progresą stebinti jo mama gali pasidalinti įžvalgomis, kas gi lemia gerus rezultatus. Žinot, šiame sporte yra, kaip sakau, 2 dalykai, kurie tave gali pastumėti prieki ir jie turi būti 2. Nes jeigu turi tik tai vieną iš jų, tai nieko nepasieksi. Tai yra finansai didžiuliai ir talentas. Nes nepaisant, jeigu tu turi neribotą biudžetą ir gali nusipirkti pačias geriausias vietas, pačiose geriausiose komandose, skirti be galo daug finansų, testavimų ir taip toliau, tačiau neturint talento, tu vis tiek nenueisi iki aukščiausio lygio. Tai lygiai taip pat ir turint tobulą talentą, be finansų tu vėlgi niekur nepajudėsi. Autosportas visada yra neatsiejamas nuo didelių investicijų. Rasa sako, pastaruosius 5 metus didelę dalį savo šeimos biudžeto išleidė sūnaus tobulėjimui. Tačiau dabar atėjo laikas, kai sumos tapo neįkandamos net ir verslininkų šeimai. Mes turime nusimatę 2 būsimų sezonų, 2 kalendorinių metų planą, tai tarkim dalyvauti pasaulinio lygmens pasiruošimo čempionate, dalyvauti Europos čempionate ir pasaulio čempionate, tai vieno sezono biudžetas gali stipriai viršyti 300 000 eurų. O kaip sakėt, sekantis etapas, ten tarkim F2, jau 1 milijonų metams. Jau čia toksai ganėtinai vėlesnis etapas, nes iš kartingų dažniausiai jaunuoliai persėda į F4, tai ten biudžetas lygiai taip pat nuo 300 000 ir viršų, tada yra F3, o F2 taip, 2 milijonai metam. Žodžiu, net ir dabar, artimiausi metai, daug brangiau nei vaiką išleisti į Harvardą studijuoti. Ženkliai. Brangiausia ir, sakyčiau, net visa ta didžiulė išlaidų eilutė yra priklausyti tai komandai, kuri tau tada jau suteikia ir inžinierius, ir mechanikus, ir variklius, ir visą techniką. Pavyzdžiui, tam čempionate, kuris yra pats stipriausias pasaulyje, kuriame dalyvauja tam, kad ruoštis jau pasauliniuose dalyvauti čempionatuose, tai tenais važiuoja kiekvieną savaitgalį apie 500 vaikų. Ir jūs įsivaizduokit, kiekvieno to vaiko svajonė yra būti Formulės 1 lenktynininku, nepaisant, ar jisai važiuoja top 3 ar top 50 kažkiek. Šiame sporte turi būti atviras ir prieš save. Ir jeigu turi rėmėjus, turi būti atviras ir prieš juos. Ir jeigu matai, kad tu kažkuriuo metu sustoji ir tu jau nebegalėjai toliau, tai tiesiog turbūt reikia sustoti ir eiti mokytis, kaip sakau. Nes bet kokiu atveju, kai vaiko 80% nebūna Lietuvoje, tai kenčia ir mokslai. Tai tu turi labai, ypač kaip tėvai, atsisėsti ir pasižiūrėti tiesai į akis ir pasižiūrėti, ar tu tikrai čia yra kelias, kurį tu turi eiti, ar kažkuriuo metu reikia protingai sustoti.
Rasa sako, kad sporte net vaikai patiria didelį psichologinį spaudimą. Tai neišvengiama, kai visa profesionalų komanda dirba vardant tavo gero rezultato. O jauti tą spaudimą, kad daug vyresnių, suaugusių žmonių tau padeda, ar ne? Treneriai, inžinieriai, mechanikai, duoda velnių, taip rimtai, spaudžia jie tave? Duoda, spaudimo tikrai yra, tikrai labai didelis spaudimas, visą laiką stengiuosi daryti, ką galiu. Ir jeigu žinau, kad nepadariau, ką galiu, tai dažniausiai gaunu velnių, supyksta manęs. Bet jo, tas spaudimas tikrai yra didelis. Tu atvažiuoji į komandą, kurios vis tiek tikslas yra rezultatas. Jeigu tu esi greitas, komandos noras didžiausias, kad tu būtum ant podiumo ir ne tik kaip mes Lietuvos vėliavą keliam, bet ir komanda taip pat save kelia ant to podiumo per vaiką. Tai spaudimas greičiau, geriau, dar kartą greičiau yra tiesiog milžiniškas. Ir tai ne tik komandos, bet taip pat ir konkurencijos mastu. Tai, sakykime, lenktyniauji ir jau su esamom didelėm žvaigždėm, ir su kažkokiais ten finansiniais gerbuviais, kur vos nesusraigtasparniais šefai savo atskrenda, yra ir tokių. Tai ir vaikui tas kažkoks autoritetų, sakykime, nugalėjimas, ar ne, per save perlipimas irgi labai stipriai emociškai. Būna. Rasa pastebi, kad sportinių aukštumų siekiantys vaikai būna kur kas brandesni už savo bendramžius. Jie labai anksti supranta, kad už save reikia prisimti atsakomybę, pastebi pašnekovė. O būna, kai pavyzdžiui nepasiseka ir nori viską mesti. Tikraigi smagiau būtų su savo broliais dideliam kieme, pasimaudyt, kamuolį paspardyt. Būna kartais, kad norisi viską mesti, kad tas būna spaudimas, pavyzdžiui, blogai suvažiuoju ir visi tada pyksta, būna tas spaudimas, būna jo kartais tik noriu mesti ir jo, tikrai būna, nebuvo tikrai ne kartą. O kas palaiko tave, kad dar pabandysiu? Nežinau, pats tikriausiai tiesiog noriu toliau važiuoti, nes man tikrai patinka tas sportas, tikrai fainančiai yra lenktyniauti ir čia patinka tas greitis tikriausiai, labiausiai mėgstu greitį. Stasionių šeima seniai suprato, kad jei nori kažko pasiekti autosporte, reikia kuo anksčiau pradėti treniruotis ir varžytis užsienyje, kur konkurencija gerokai didesnė, o varžovai nepalyginamai stipresni. Jeigu čia pirmas ten nuvažiuoji, ojei, ar ne? Paskutinis. Nereikia, tai mes per tą perėjom, bičiuliai per tą patį pereina, kurie irgi keliauja to pačiu ir dar keliu. ilgai buvot paskutiniai, kol prasidėjo tie kažkokie geresni rezultatai. Atvažiuoji žvaigždė iš Lietuvos laimintis metinius čempionatus, o ten važiuoji paskutinis ir išlipi iš kartingų ir tada visi aplinkui, kas čia dabar atsitiko? Rasa sako, kad Formulės 1 populiarumas šiuo metu auga ir visame pasaulyje, ir Lietuvoje. Tačiau ten lenktyniaujančių lietuvių, pasak Rasos, matyt, neturime ne veltui. Tai tikrai labai brangus sportas, o kol tampi garsiu ir gali pritraukti rėmėjų, reikia nueiti ilgą kelią, tiksliau, treniruotis be niekieno finansinės pagalbos. Kodėl mes lietuviai nei vienas neturim Formulės 1 lenktynininko? Tai kodėl? Iš tiesų ne dėl to, kad neturim talento, bet iš tiesų dėl to, kad susiduriam su finansiniam kliūtim. Tiesiog, nes iš tiesų, kad patys tėvai galėtų taip sezoną iš sezono mokėti tokius pinigus, juolab, kad dar dažnai ir kiti vaikai yra, kurie ir mokosi, ir atostogų bent šiek tiek norisi išvažiuoti, ar ne? Tai tiesiog ateina į tokį momentą tikrai žmonės, kur gal ir galim kilti kažkur aukščiau, bet viskas, biudžetas stabdo. Turi, pavyzdžiui, biudžetą, ne visam sezonui, bet trečdaliui sezono. Ir ką? Ir viskas. Ir tu negali važiuoti trečdalio sezono, nes tada net ir tie pinigai bus, kaip sakant, į orą, nes trečdalį sezono važiuojant tu nepasieksi nieko. Nojus yra pavyzdys ir jaunesniajam savo broliui Lukui, kuris jau taip pat važiuoja kartingų trasoje. Tai jeigu atvirai kalbant, šeimos mastu aukojama yra viskas. Tarkim, jau galėtume kas ketvirtį kažkur įskristi su šeima atostogų, kiti vaikai taip pat yra tėvų laikas, manęs nuolatinis nebuvimas, išvykimas, tų pačių netgi yra buvę, kad mokyklai šventės praleidžiamos. Tai tiesą sakant, šeima aukoja viską dėl galimos karjeros.
Ir antrasis jau Lukas, ar ne, Taip. irgi pradeda. Kelionė. Kaip jam sekasi? Važiuojam gale. Tokia yra pradžia, ar ne? Nieko Tokia yra nepadarysi. pradžia. Ir mes atvažiavom visiškai nusiteikę, šį kartą mums nėra kažkokios naujienos, kad kaip čia mes gale. Mes atvažiavom puikiai žinodami. Rasa neslėpė, jų šeima tikrai gali atsisakyti labai daug ko, kad tik sūnus galėtų treniruotis. Kokia yra tavo svajonė? Ko tu sieki, ko tu nori? Nori tapti Formulės 1 lenktynininku? Tikslas yra taip, būti Formulės 1 lenktynininku. Tikrai yra tai tikriausiai maksimumas, ką gali pasiekti vairuotojas, bet ir su mašinom, tiesiog paprastom, tikrai būtų tikrai faina visai važinėti. Jie Hypercars vadinasi. Toks yra čempionatas, ten, pavyzdžiui, 24 valandų varžybos. Moteris patikina, kad skirti laiko ir dėmesio visiems 4 vaikams, kai su vyresniuoju tenka ir po kelias savaitės praleisti Italijoje, labai sudėtinga. Laiko nelieka jokiems asmeniniams pomėgiams. Kad į tave kreiptųsi potencialūs rėmėjai, kad prekių ženklai ar verslai, ar net fiziniai asmenys, kurie galbūt norėtų ar ne prisidėti prie karjeros kilimo, tai iš tiesų yra ilgas kelias. Nes, kaip juokiuosi, koks verslas ar prekės ženklas norės remti visiškai jauną pradedantį sportininką, kuris tikrai kelis sezonus važiuos, kaip sakant, antroji eilutės lentelės dalyje, nes visi nori, kad jų sportininkas vis tiek atneštų rezultatus ir jie pasipuikuotų, kad va, mes visi klausom Lietuvos himną pasaulyje, ar ne, ir kad tai yra mūsų remiamas sportininkas. Tai iš tiesų tai yra ilgas, brangus ir tikrai sudėtingas kelias iki to daeiti. Nojus iki to jau yra atkeliavęs. Tikrai parodėm praeitus metus ir kad galime pritraukti kažkokių rėmėjų, taip pat ir spaudos dėmesio buvo susilaukęs. Tai manau, kad taip, ateina laikas, kai gali kreiptis, kai nori kreiptis verslai. O Nojus daug laiko praleidžia ne tik prie vairo, bet ir sporto salėje. Reikia stiprinti visą kūną, nes per varžybas fizinis krūvis būna didžiulis. Pavyzdžiui, kaklas, tai sporto salėje taip pat jisai turi asmeninį trenerių, su kuriuo daro tikrai kaklo raumenį stiprinti, rankos turi būti labai stiprios, visas korpusas. Kol vaikas neįpratęs, pavyzdžiui, antras sezonas, tai išlipu ir tu žiūri tą vaiką ir matai, kad jam dvejinas akise, kad tu net nieko negali paklausti, nes būdavo Nojus, sako, aš neatsimenu savo starto. Tai toks yra stresas, pulsas, pavyzdžiui, užkyla iki 200 ir tai dar įsivaizduokit tokiam, pavyzdžiui, bėgi pati pabėgioti ar nelaukia, tai jau kai pradeda pulsas kilti koks 100 tu įstoji, nes tau dvejinas akise, o ten su tokiu pulsu jie turi priiminėti 0,000 sekundės tikslumus sprendimus, kada pasukti, kada lenkti. Rasa sako, yra palaikanti mama. Juk jau ir taip didelė komanda profesionalų jos sūnui duoda griežtus nurodymus. Tačiau streso varžybose netrūksta ir jai. Tau kaip mamai, tik nuoširdžiai, nebūna tokių dviejopų jausmų, kad iš vienos pusės labai nori, kad sektųsi tavo vaikui, iš kitos pusės jo truputį gaila. Aišku, kad būna. Aš esu mama, tai aš ir ten turiu būti mama. Aš negaliu būti treneris, negaliu būti kažkoks čia psichologas. Psichologas gal galiu būti, bet kažkoks ten griežtas ar ne treneris, kuris ten tave prie ko čia nelenkia ir panašiai. Aš negaliu būti, čia yra ne mano darbas. Jis turi mechanikus, inžinierius, turi ten 20 suaugusių vyrų, kurie yra prekiai ir ten dievaži ko tik nebūna. Tai jau mano darbas netoks. Aš sakau, man vartosi žarnos iš streso. Aš tikrai labai pergyvenu, bet aš esu savo akim mačius labai baisių istorijų, labai didelių avarijų. Šiais metais buvo vienas vaikas visiškai be sąmonės įskraidintas sraigtasparniu, patyręs avariją. Tai tikrai yra žiaurus sportas, avarijos yra skausmingos, jos yra didelės. Bet tuo pačiu, einant tuo keliu, kur eina Nojus, ar ne, kylant karjeros laiptais, aš jau kaip mama ir dėl rezultato pradedu pergyventi. Esi matęs kokias labai baises avarijas, situacijas, kur tikrai... Jo, ir esu buvęs vienoj ir tikrai esu matęs ir prieš save, teko išvengti, teko patekti. Būna tokių dažniausiai ir kai būna tie startai, kai visi kartu išvažiuoja. Ir visi paėdo po žalios vėliavos, tai dažniausiai ir būna, kur daugiausiai krešų tų įvyksta. Rasa sako ilgai galvojusi, kaip dar labiau padėti savo sūnui.
Todėl sukūrė naują verslą – natūralios kosmetikos prekės ženklą ir žada didžiąją dalį pelno panaudoti labai tikslingai. Sako, jeigu turi kažkokį labai didelį tikslą, tau ir pasiseks. Tai šioje visoje šiandieninėje rūpesčių lavinoje aš pagalvojau, kad aš turiu tikslą tapti pati savo vaiko didžiausia rėmėja. Tai turbūt tas ir labiausiai paskatino. Todėl tau tikrai turi pasisekti. Tikrai tikiuosi, kad turi pasisekti. Nemažai lietuvių iki šiol nustemba, kad solidusis sinoptikas Naglis Šulija akis į dangų pakelia ne tik sudarydamas meteorologinės prognozes, bet ir ieškodamas kur kas sudėtingesnių lemties dalykų astrologijos pagalba. Pastarąja tiesa tiki tikrai ne visi. Tačiau artėjant naujiems metams, juk visai smalsu pasiklausyti, kągi to žvaigždės mums žada. Naglis Šulija šventinį periodą pasitiko su dideliais gyvenimo pokyčiais. Nors kaip įmanydamas bandė slėpti, kad skiriasi su antraja žmona ir turi naują gerokai jaunesnę draugę, žurnalistai vis dėlto pastebėjo kolegos gyvenimo pokyčius. Jau 30 metų ne tik meteorologu, bet ir astrologu dirbantis ir žmonės konsultuojantis Naglis, sako seniai padaręs išvadą, kad skyrybos kartais yra geriausia išeitis abiems pusėms. O skyrybos? Matot, pavyzdžiui, nežinau, ateina kokia žuvidama ir sako, koks tas mano gyvenimas bus. Ir matot, išsiskirs, kad ir kaip čia stengtųsi. Sakykim taip. Matosi, kad žmogaus asmens gyvenimas vyksta etapais. Ir būna taip, kad, tu matai, supuola keli rodikliai horoskope ir yra aišku, kad štai šitam žmogui, šitam vyrui, šitai moteriai, taip kaip buvo iki šiol, jau nebetinka. Viskas. Ir tai yra jau galutinis toks lūžis ir tai yra ilgam, nes keičiasi pats žmogus. Tai yra, labai dažnai skyrybos įvyksta ne dėl to, kad du asmenys, jie kokie tai blogiečiai, žinai. Vat, jinai tai žiežula ragana, o aš čia angelas, ten koks nors angelėlis su sparneliais, žinai. Arba jisai ten despotas, ten kažkoks. Buvo princesa balta žirgo, tapo despotu. Tapo despotu, reiškia, o aš čia visai nepriekau, aš mergytė su geltonom kasytėm, žinai, ir čia mane skriaudžia, žinai. Ne. Iš tikrųjų, jeigu du žmonės atėjo į kažkokį tai santykį, kažkokį tai ryšį, tai jiems tuo metu tiko ir patiko. Bet paskui jie evoliucionuoja. Ir vienas evoliucionuoja gali keistis greičiau, kitas lėčiau, žinai, ir tada kažkokiu tai momentu tu matai, kad tas prasilenkimas jau yra labai didelis. Ir tai matosi. Ir labai dažnai būna tokie rodikliai, matosi, kad kaupėsi įtampa, kaupėsi sprendimas, štai šis žmogus norės sprendimo. Jam reikia sprendimo, nes taip kaip buvo, taip jau nebegali būti, vadinasi, gali būti tik tai kitaip. Tai apie tai ir kalba. Skyrybas paprastai inicijuoja tas, kuris supranta, kad kelio atgal nebėra ir jo pastangos padėties nebepakeis, sako Naglis. Skyrybos nėra, kaip čia, blogiausias sprendimas toj situacijai, kai žmonės tikrai labai kažkaip vertybiškai išsiskiria. Paskaitykim Žemaitę. Ar ne? Neprisimenu jau ten apsakymo pavadinimo, bet jisai yra jinai, santykiai klaikus, jinai išbėga pas kaimynę, ten trečią dieną pasižiūri pro langą, kad kažkaip tai taip troboja, iš trečią dieną iš eilės nerūksta dūmai per kaminą, o ten jinai palikusi ten tą vyrą, grįžta namo, avis padvėsė, mėšlo priedė tvarte, vyras numiręs, ten irgi kažkur tai ten skersai suolo guli, žinai, ten visą kitą. Štai tau santykiai. Išsiskirti negalima. Driežo katrė. Mauč boba gausi dantinį snukinų, ar ne? Santykiai vadinasi.
nuostabusis patriarchalinis Lietuvos kaimas. Ar ne? Skirtis negalima, bet va, dalgiu persipjaut gerklę galima, žinai, o skirtis ne. Tai, bet atsitiko taip, 20 amžius atnešė didelį pokytį. Pasidarė galima. Gal ne bažnytiškai, bet kultūriškai jau galima. Kad žmogus neprivalo tęsti to santykio, kuris yra sunkus, kuris slegia ir kurio svarbiausia, jis negali pakeisti. Nagliui jau 61. Vyras pirmoje santuokoje su žmona užaugino 2 sūnus, antroje dukra. Daug visko regis gyvenime buvo patirta. Bet jūs esat visiškai nenuspėjamo amžiaus. Man atrodo, kad jūs jau kokį 30 metų esate užsikonservavęs, nesikeičiat. Ačiū. Ir kai pažiūrėjau iš tikrųjų, kiek jums metų, tai labai nustebau. Mano bičiulis mane pravardžiuodavo, sako, tu patologinis gerietis. Tai taip ir yra. Kai kada tai padeda, kai kada tai kišakoja, bet taip išlieka. Nu, gal genai yra irgi kažkiek taip. Gyvenimo būdas kažkiek, man patinka judėti, man patinka sportuoti, taip tas tiesa. Akivaizdu, pastarieji metai Nagliui buvo pokyčių laikas. Vyras daug sportavo ir įdėjęs šiek tiek pastangų, gerokai sulieknėjo. Ar eterio vyrams yra keliami kokie nors reikalavimai? Gerai atrodyti, nežinau, nepriaukti labai daug svorio, būti tokiu pasitempusiu. Pageidautina. Yra jums tokių reikalavimų, kas nors pasakė? Specialiai ne, bet kita vertus... Jaučiate tarp eilučių. Yra tas, reiškia, noblesse oblige, reiškia, munduras įpareigoja. Arba ir padėtis įpareigoja. Reiškia, vis tiek norom netgi ir darbo sutartyse ten kažkas būna parašyta tokio, kad ten turi būti ten... Reprezentatyviai nusiteikęs tinkamai, atrodyti irgi padoriai ten ir visa kita, girtas po Gedimino prospektą nesišlaistyti. Net ir nedarbo metu. Čia aš juokauju, aišku, bet ir viešumoje irgi tas elgesys turi atrodyti tinkamai. Tai ten kažkas yra įrašyta, žinai. Bet man pačiam tai dėl savęs, sakykime, į šiuos metus aš įžengiau su jau tikrai per daug antsvario ir jau ten laiptais lipant, momentais tai pasijusdavo. Supratau, kad kažką tai reikia daryti ir kažkaip tai sutapo su ta vidiniu nusiteikimu, kad norėjosi grįžti į sportą. Tai tas ir pavyko. Naglis prisimena kadaise dirbęs Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje sinoptiku ir jau tada nuolatos kalbėdavo su žurnalistais priešais kameras. Tad kvietimas dirbti televizijoje nebuvo toks jau netikėtas. Linksmoji ta sinoptikų darbo dalis, bendravimas su žmonėm, bet tai, reiškia, taip. Žodžiu, gaunat velnių, jeigu ne visai tiksliai kažkas tai būna, išsuodinat planus. Esu išmaudęs pusę Lietuvos, tikrai. Prisipažįstu, žinai. Pusę Lietuvos išmaudžiau lietuje, žinai. Kai sakėt, kad nelis ir visi išvažiavo kur nors ten ilsėtis. Mama grįžo pikta kaip šeškas, kaip širšė, žinai, sakė, kas ten pas jūs dirba, žinai, ten sakė, be lietaus, ten ar tikimybė maža, ten taip, lietus, važiavau iš darbo, lietus taip supylė, žinai. Barščius riebiu, žinai. Čia ne aš. Va, tai, kaip sakoma, kas nedirba, tas neklysta, tai būdavo ir tokių juokingų nutikimų. Eterio veidai vis keičiasi, tačiau Naglis televizijoje jau 20 metų ir sako savo konkurencijos nelabai matantis. O jūsų srityje konkurencija yra? Orų pranešėjai, pavyzdžiui, meteorologui. Nes šiaip jau užsienio orus pranešinėja, tai tokios labai įspūdingų formų gražuolės. Latino Amerika. Čia Latino Amerika. Taip ir Amerikoje tas pats. Ten Latino Amerikoje, tai tokios latinos, kad oi vaikeli, ne. O Europai kitaip. Ten tokie... Kukliau truputėlį. Koks nors puikiai atrodantis vokietis, specialistas, kur tikrai apie latinas jau jokios kalbos nėra, ten jau aišku, kad tai yra aukštos kvalifikacijos specialistas. Tai yra pasaulyje įvairiai.
Dabar dėl pačios konkurencijos labai sunku pasakyti. Kol kas nėra kartų kaitos. Vat, kai jau mano kadencija pasibaigs, tai klausimas bus, kas į mano vietą ateis. Niekas nenori mokytis šito dalyko? Niekas nemoko. Lietuviai Naglį pažįsta kaip orų pranešėją. Ir mažai kas žino, jog jis jau 30 metų ne tik orus prognozuoja, bet ir yra astrologas. Tiesa, Naglis patikina, kad prieš kelis dešimtmečius astrologija buvo kur kas labiau vertinama, o šiandien ji nustumta į visuomenės paraštės. Ten kokiais 90-ųjų pabaiga, 2000-ieji, tai mes buvom labai ant bangos ir mus visur kvietė, mes pasisakinėdavom, mes rašėm daug to. Viešumoje buvo daug daugiau tos astrologijos, dabar mažiau. Astrologai dėl to nelabai liūdi, jie užsiima savais reikalais. O yra jums tos kritikos, kad čia yra duona lengvatikiams, burtai kažkokie žmonėm, kurie negali priimti savo gyvenimo sprendimų, tai silpnumo akimirka eina, kad kitas nuspręstų, kažką tai patartų? Dvi mintis ateina į galvą. Pirma, tai buvo pasistumdymo turbūt pradžioj pačioj, 90-ieji, 90-ųjų vidurys, pabaiga, kada ten visokios kritikos buvo. Ir fizikai įrodinėjo, kad ten to negali būti, nes negali būti. Tai čia ne fizikos disciplina. Tai tuo metu buvo kritikos. O antra mintis, astrologija man labai patinka dėl to, kad joje susitinka du dalykai. Vienas tai yra labai tiksli matematika, kur astronomija, matematika, kur veikia gamtos dėsniai. Jie aprašomi formulėmis ir yra taip ir ne kitaip. Kita vertus, ten yra ir vietos interpretacija. Astrologija tai yra taip pat ir interpretacija apie tai, kas yra tikslu. Žodžiu, vienus dalykus tu gali suskaičiuoti ir tik matematiniu būdu, bet įvertinti, kas tai yra, tu gali tik ne matematiniu būdu. Jei bandysite astrologijos pagalba investuoti ir eisite į akcijų biržą, bus bankrotas. Bet jei darysite viską išmanydami iki smulkmenų ir ant savo žinojimo dar patrupinsite astrologijos, turėsite nedidelį konkurencinį pranašumą, šypsodamasis sako pašnekovas. Aš manau, kad astrologiją galbūt dažnai norima kritikuoti ir man būna, atrodo, tokia mintis, kad tai yra dvi pasaulėžiūros, kad ar vis dėlto žmogus yra savo gyvenimo kalvis ir jis turi savo, likimą savo rankose laikyti ir kiek įmanoma stengtis gyventi taip, kaip jis nori, ko jis siekti, ko jis nori, ar pasitikėti kažkaip fatališkai, kad viskas nulemta. Čia priklauso viskas nuo to, kokiame pasaulyje jūs gyvenate. Tokia sekta, jinai susiformavo XIX amžiaus antroje pusėje, vadinasi materialistai. Tai jie netikė astrologiją. Kokia astrologija, jeigu yra tik tai chemija, fizika, verslas, kapitalas. Naglis patikina, kad senovės lietuviai visą savo gyvenimą dėliodavo pagal mėnulio ciklus. Kada daržus ravėti, kad piktžolės netauktų, kada plaukus kirpti arba kada eiti pirštis. Visa tai buvo sprendžiama pagal tinkamą mėnulio fazę. Naglis patikina, kad astrologai tikrai neretai išgirsta ne pačių maloniausių klausimų. Žmonėms įdomu, ar jie išsiskirs su sutuoktiniu arba kada mirs. Yra metodai, kuo puikiausi. Jie yra apytiksliai ir minučių tikslumu ten ar valandų tikslumu niekas nepasakys, bet viskas, kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Ir natūraliai ta pabaiga ateina. Vėlgi yra tokie dalykai kaip medikamentai, priežiūra ten ir visa kita, kurie tą pabaigą gali truputėlį pratęsti. Oi, gali ir 20 metų gali ant tų aparatų gulėti. O iš tikrųjų labai įdomus klausimas. Čia dar klausimas atviras. Galima, vieni guli, kiti ne. Sakykime, aš mačiau, kaip, kadangi pats susidūriau čia prieš porą metų su tokia situacija,
Tai matau, kad gretimoj palatoj vienas pilietis guli jau ten nežinia kiek laiko, o vat kitoj palatoj baigėsi slaugos etapas ir tada jau reikia žmogų perkelti į tą globos namus. Ir žmogus supranta, kad ne, jam taip nebetinka. Ir tada plaučių uždegimas ir ten 2 dienos ir viskas išeina. Tai yra, vienas žmogus guli ir vegetuoja, o kitas intuityviai nusprendžia, kad čia jau šitoj žemėje, šitam gyvenime jis padarė viską, ką reikėjo, naujų užduočių nebebus ir ko gero laikas jau, kaip sakoma, eiti kitur ir ruoštis kitam etapui. Tai taip vyksta ir taip ir taip. Ir tarkim savo artimuosius mamos, man atrodo, esat netekęs prieš keletą metų, ar ne? Taip. Tai čia mano mama taip ir pasielgė. Jis suprato, kad į globos namus jinai nenori. O jūs jautėt tą, supratot, taip, kas paskui jau supratau. Taip, buvo gana aišku. Kad čia yra, galima taip irgi fatališkai pasakyti, jos sprendimas, ar ne? Jausmo. Gal net nesprendimas, greičiau aš vartočiau žodį pasirinkimas. Pasirinkimas. Labai geras pasirinkimas, sakyčiau. Man taip. Ir aš kada nors norėčiau lygiai taip pat pasirinkti, kad kada jau tam ateina toks momentas, toks laikas, kada supranti, kad tu esi aplinkiniams našta. Tai tada jau geriau yra. Mano supratimu, senovės romėnai, nuostabus žmonės, sukviečia draugiją, puota, supranti, muzikantai, namiškiai, draugai, vonia karšto vandens, mylimas vergas, prapjauna tau veną, ir su eilėm ir taurė vyno, tu tiesiog išeini kitur. Kaifas. Kaifas. Supranti, va taip reikia. Apskritai, mirimo kultūra, jinai pas mus kažkokia yra iškreipta. Kas nutinka, kai žmogus gyvena pagal savo prigimtį? Retoriškai klausia astrologas. Ogi žmogus būna paprasčiausiai laimingas. Su kokiom dar problemom ateina žmonės pas astrologus? Kada labiausiai jiems reikia tos kažkokios, patarimo, pagalbos, kažkokio šono žvilgsnio? Gyvenimo lūžiai tokie panašus, ar ne, kaip šis. Kai kada verslas. Kai sunku priimti didelius sprendimus kažkokius. Kad tarkim, kad reikia keisti verslo rūšį. Žmogus pradėjo, verslas prasidėjo apie kažką tai vieną, ten apie puodus, o norisi keisti ten į kuodus, ar ten dar kažkaip, supranti. Ir tada astrologas gali kažką tai pasakyti apie tai. Kas geriau rezonuos, su konkrečiu žmogum. Koks nes labai dažnai, mes į gyvenimą ateinam įtakojami ten tėvų, senelių, kultūrinės aplinkos, ten dar kažko tai. Ir mūsų pasirinkimus lemia būtent ta startinė pozicija. Tarkim, mano gyvenime tai buvo aplinka, šeima, visi buvo gamtamoksliai. Arba gamtamoksliai, arba žurnalistai. Tai jūs jau viską aš esu galutinis produktas, manyje susiklijavo, abu dalykai šitie. Bet galiausiai viskas gavosi taip, kaip gavosi. Arba, tarkim, jinai dailininkė, ten seneliai aktoriai, gimsta vaikas, dukra, kuriai, aišku, į rankas įduodamas teptukas, pieštukas ir panašiai, jinai ten nieko nenori apie tai žinoti, bet yra spaudžiama, eiti tuo keliu, viskas gerai. Bet galiausiai baigėsi viskas kuo, nes ten labai puikus vadybiniai, horoskope puikus vadybiniai rodikliai. Tai gaunasi, kad kažkokios tai meno įstaigos direktorė. Su tapyba nieko bendra, vadovauja. Tai dažnai labai žmonės apsukę vis dėlto prieina prie savo tikrosios prigimties.
Tik tai, Ir vargas tiem, kurie neprieina, kurie visą gyvenimą žinoma, visai ką kitą daro. o astrologas šiuo atveju gali padėti pasirinkti tą gyvenimo sritį arba veiklos sritį, kuri labiau atitinka asmens, reiškia, tą vidinį, reiškia, audinį, vidinį piešinį. Ateina toks keistas dalykas, kuris vadinasi laimė. Galbūt nebus ten tų kalno pinigų, ar ne, bet nebus ir insulto pirmadienį. O bus laimė. Nes tu darai tai, kas tu esi. Ir tokių žmonių iš tikrųjų yra daug. Išvada yra labai įdomi ir labai pamokanti. Daryk tai, kas tu esi. Būsi ir garsus, ir žymus, ir patrauklus, ir ir seksi, ir koks tik tai nori, ir maža to gausi iš gyvenimo būtent tuos pinigus, kuriuos tu turi gauti. Ne daugiau, bet ir ne mažiau. Va taip, labai įdomus dalykas pasirodo. Būti savimi apsimoka. Astrologas prognozuoja, 2026 bus didelių pokyčių metai. Pabaigai truputėlį pasilinksminkim. Padarykim Zodiako Euroviziją. Gerai? Yra tokia planeta, kuri neša sėkmę, kuri įkvepia, suteikia jėgų, kada jinai yra tam tikram ženklė, tam ženklui sekasi, jie žengia drąsiai pirmin ir būna labai gerai. Tai sėkmingiausias kitais metais bus... Iki Liepos 1. Aha. Iki Liepos 1. Sėkmingiausias yra Vėžys. Vėžio žmonės. Nes Jupiteris, nešantis sėkmę Jupiteris, yra Vėžio ženklė, reiškia, sėkmės vėžiukai. Papildomai sėkmė lydi dar 2 vandens ženklus - žuvis ir skorpioną. Dar sėkmės pridėkime 2 ženklams, kurie yra ne šalia Vėžio, o per vieną ženklą šalia. Tai reiškia, pridedam jaučiams 5 balus ir pridedam mergeliai irgi 5 balus. Prie Vėžio yra dvyniai. Šalia dvyniai ir dar peržengiam per vieną, reiškia, tai yra 1/6 rato. Nu, tai va čia sėkmės. Kas mažiausiai draugaus tuo metu su sėkme, tai ožiaragis, kadangi tai yra Jupiteris yra tiesiai priešais. Tai toliausiai nuo jo. Tvarkoju. Pusę metų taip, pusę metų kitaip. Jupiteris pereina į liūtą, tai tada mes liūtai sakom. Pasitraukit. Na, dabar, mes ir... Vėžiukai. Taip, vėžiukai jau viskas, jūsų laikas baigėsi, o dabar jau mes, visą dėmesį į mane, ačiū. Va, tai ten suklesti liūtai, suklesti dar 2 ugnies ženklai, tai reiškia šaulys ir avinas. Dėl avino čia atskira kalba dar truputėlį bus. Ir nuo liūto vėlgi per 60 laipsnių 2, tai yra dvyniai ir svarstyklis. Tai jiems, reiškia, čia irgi sėkmė. Dėl avino. Į avino ženklą per šventą Valentiną įeina Saturno planeta ir avinai truputėlį bus, Saturnas yra tas, kuris pristabdo. Bet turime Jupiterio papildomą įtaką, tai reiškia, tai kaip ir gelbėjimosi ratas. Taigi avinukai bus truputėlį paskriausti, bet ne tiek, kaip ten galėtų būti. Žinai. Žodžiu, nėra ko inkšti, reiškia, liūtai jums padės ir gyvenam gražiai toliau. Šiandien tiek. Ačiū už jūsų laiką. Susitiksime po savaitės. Iki.